Mums labai įdomu paklausyti ir pamatyti. Pradžiai paskaitysiu apie... Gal truputį garsiau, paskui mes neišgirsim tam kampe. Pradžiai paskaitysiu kelis sakinius Edmundo Rimšos, mūsų vieno žymiausių turbūt heraldininkų, apie trumpai tai, kas žinoma apie Gediminaičių stulpus. Gediminaičių stulpai nuo 1397 metų jau neabejotinai yra Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto herbas. Panašų ženklą galėjo turėti jau Vytauto tėvas Kęstutis, po Vytauto mirties stulpus perėmė jo brolis Žygimantas Kęstutaitis. Iš pradžių herbas neabejotinai atstovavo Kęstutaičiams, o nuo 16 amžiaus, kai jį Lietuvoje ėmė naudoti ir Jogailos įpėdiniai, tapo visos Gediminaičių dinastijos ženklu. Nuo 14 amžiaus įskaltas Lietuvos monetose, vaizduotas 15 amžiaus Lietuvos pranciškonų antspauduose. Prasmė kol kas neišaiškinta, bet mums tai svarbu, kad bažnytinės bendruomenės jį naudoja. 15 ir 16 amžiui bažnyčios reikmenyse, dovanotose Vilniaus katedrai, 1581-1795 metais visame intervale valstybės didžiosiuose antspauduose. Heraldikoje Gediminaičių stulpai paprastai vaizduoti auksiniai arba geltoni raudoname lauke, nuo 16 amžiaus antros pusės neretai sidabriniai arba balti. 16 amžiaus ženklas Lietuvos metraštininkų jau vadintas stulpais ir beje priskirtas legendiniam Gediminaičių dinastijos pradininkui Palemonui. Vėliau būta mėginimų šį ženklą sieti su tam tikrais italų, Genujos, totorių, Kijevo, Rusios, skandinavų ženklais, bet pastaruoju metu įrodyta vietinė jo kilmė. Teodoras Narbutas XIX amžiuje pradžioje ženklą pavadino Gedimino stulpais, nes manė, kad jį pradėjęs naudoti Gediminas. Tarpukaris stulpai dar vadinti stiebų vartais ar kitaip. Dabar nusistovėjo bendresnis Gediminaičių stulpų pavadinimas. Ženklas ypač paplito 20 amžiaus pirmosios pusės nepriklausomoje Lietuvoje, o 1988 metais tapo pagrindinė Lietuvos nepriklausomybės sąjūdžio emblema. Akinius atsinešiu. Reikėtų po stalu paslėpti labai baisus. Taigi, iš esmės, tiek ir istorijos, tiek ir heraldikos. Toliau, kaip ir kalbėdami apie Vytį, mes nebekalbėsime apie šio ženklo istorinę kilmę bei raidą, nei apie dinastinę priklausomybę, nei apie teisingą ar neteisingą pavadinimą, bet būtent apie jo simboliką. Na ir visi kiti dalykai čia minėti, jeigu jie bus liečiami, tai tik tai simbolikos reikalų. Apie simboliką, kurią lemia pirmiausia pati atvaizdo struktūra, nepriklausomai nuo jos apraiškų erdvėje ir laike. Tai yra nepriklausomai nuo istorijos ir geografijos. Tai yra labai svarbu šiuo atveju suvokti ir skirti. Na, daug galima pavyzdžių pateikti, tarkim, svastika, kada jinai panaudota nacių 20 amžiaus pirmoji pusėje, jinai tampa nacių ženklu, bet kaip simbolis jinai nieko bendro neturi su nacijais. Ir šiaip jau svastika žinota ir Šiaurės Amerikos indėnų, ir senovės Indijoje, dar prieš arijiniai Mohendžodaro, ir Lietuvoje archeologinė medžiaga demonstruoja svastiką. Taip, tarkim, panašiai yra su žvaigžde ir su bet kuriais kitais simboliais, kurie, reiškia, kaip savo struktūra yra simbolis, bet gali tapti atskiru atveju ženklas. Tarkim, šiuo atveju mes kalbėsim apie Gediminaičių stulpus, iš esmės netgi ne apie pačius Gediminaičių stulpus, bet tą figūrą, kuri yra tapusi Lietuvoje Gediminaičių dinastijos ženklų ir vėliau, kaip matėme, daug kitų organizacijų, galiausiai sąjūdžio emblema. Vis dėlto tarp Vyčio ir Gediminaičio stulpų šio požiūriu yra vienas esminis skirtumas. Vyčio simbolį sudaro konkretus daiktai – žirgas, raitelis, kalavijas, su jiem savaime būdinga simbolika. O štai Gediminaičio stulpai idėjom geometrinė figūra, kuri viena vertus irgi gali būti kokio nors materialaus daikto ar daiktų schemiškas atvaizdas. O kita vertus neišvengiamai veda prie elementarių geometrinių figūrų simbolikos. Vertikalaus brūkšnelio, stulpelio, keturkampio idealiu atveju, kvadrato ir taip toliau. Todėl pirmiausia, pamėginsime nustatyti daiktinį ženklo turinį, tai yra tą daiktą, kurį būtų galima įžiūrėti pavaizduotą ženkle.
o paskui apibrėžti to daikto simbolinę reikšmę, kuri savo ruožtu gali būti susijusi su atitinkamu elementarių geometrinių figūrų simbolika ir tapti nagrinėjimo ženklo simbolikos pagrindu. Taigi, paskaita nežmoniškai ilga, jums gal neatsibos, tikiuosi, man jau pradeda, bet bus nesudaryta iš 2 dalių. Dabar pirmiausia, ženklo daiktinis turinys. Gediminaičių stulpų daiktinį turinį jau nesyk mėginta nuspėti ir iškelta kuo įvairiausių prielaidų bei sąsajų. Pavyzdžiui, Mindaugas Bartninkas rašo, nesunku pastebėti Gedimino stulpų panašumą su Mindaugo ženklu, kurio pagrindą sudaro taip pat 3 vertikalūs stulpai, tik kiek kitokios konfigūracijos. Tai rodo heraldinių tradicijų tęstinumą. Hipotetyvi, bet vis dėlto galima prielaida, kad šie ženklai siejasi su senosiomis kultinėmis tradicijomis, kurios buvo bendros ir Mindaugo, ir Gedimino laikais. Abu šie ženklai primena 3 stulpų sistemą pagoniškose šventyklose, skirtose ugnies bei saulės ir įeinančių į kultinę sistemą dievybių garbiai, kaip gerai ištirtoje Deivės Prausmės šventykloje ant Birutės kalno Palangoje. Kad Mindaugo ženkle vidurinis stulpelis su kryžma, tai neneigia šios prielaidos, kryžma atsirado apsikrikštijus Mindaugui ir simbolizavo krikščioniškąją valstybę. Na, apie Prausmę mes čia išvis nekalbėsime, čia visiškai atskira kalba. Mums svarbu šiuo atveju ta sąsaja su kažkokiomis šventyklų konstrukcijomis. Minėtas Mindaugo ženklas savo ruožtu primena žinoma trišakį, kurį ant savo pinigų Kijeve kalė kunigaikštis Vladimiras Sviatoslavičius. Nikitino nuomonė, kaip tik Kijevo trišakis tapęs Ukrainos herbo provaizdžiu, esą ir sudaro senojo Lietuvos herbo pagrindą. Iš tikrųjų, tai schemiška figūra, vaizduojanti sakalą pusiau suglaustais sparnais, žemyn galvą sminganti ant grobio. Citatos pabaiga. Kito rusų tyrinėtojo Vladimiro Kulakovo teigimu, Kijevo kunigaikščio Vladimiro trišakis arba tridantis atvirkščiai pats yra kilęs iš Prūsijos, iš Sembos, kurioje kunigaikštis rinko savo variagų draugovę. Jo žodžiais, tokie ženklai žinomi Sembuose 9 amžiuje, 10 amžiaus viduryje, taigi anksčiau negu Vladimiro tridantis. Ilgamečiais tyrimais pavyko nustatyti, kad Sembų tridančiai reiškia schemiškai pavaizduotą aukojamą paukštį, gaidį, kuriam požemio dievybių garbiai nukirsta galva. Mėginta Sembų trišakio, o kartu ir Gediminaičių stulpus kildinti ir tiesiog iš trišakio, nebetarpininkaujant paukščiams. Tokią nuomonę, pavyzdžiui, išsakė Jonas Trinkūnas. Jo žodžiais, Sembos trišakį reikėtų sieti su indoeuropietiškųjų trišakių, žinomų Indijoje, Šivos trišakis ir senovės Graikijoje. Galima manyti, kad Gediminaičių stulpai tai ženklas taip pat kilęs iš indoeuropietiškojo Sembos trišakio. Senovės Graikijoje, kaip žinote, trišakį rankoje laikė Poseidonas. Vis dėlto, stulpų pavidalas iš tikrųjų yra gana tolimas nuo paprasto trišakio. Juolab, kad čia turime abstraktų ženklą, kuris vargiai leidžia tokius niekaip nepagristus nukrypimus. O priešingų atveju, jeigu tie nukrypimai yra įvykę, tai reiktų juos kažkaip pagrysti. Gerokai pritemptas ir minėtas stulpų palyginimas su paukščiu žemyn galva, ar net išvis be galvos. Juolab, kad šitokių palyginimų neparemi nei senieji istoriniai šaltiniai, nei pačių ženklo naudotojų asociacijos, kurias liudija LDK raštininkų vartotas, bent jau nuo 16 amžiaus pavadinimas stulpai. Negana to, šis seniausias žinomų pavadinimas, stulpai, savaime nurodo į atitinkamą daiktą, kurį tiesiogiai primena pati ženklo struktūra, o tokio tiesioginio panašumo, interpretuojant viešą parodomąjį ženklą, nepaisyti nevalia. Dėl to galime atsižvelgti kai kurios kitus plačiai žinomus abstrakčius geometrinių figūrų pagrindų sudarytus ženklus, kurių pavadinimas visuomet yra tiesiogiai susijęs su išvaizda. Pavyzdžiui, kad ir žvaigždė. Taip pat jau minėta svastika, kurios asociatyvaus pavadinimo pamatinis elementas pagristai visuomet yra kryžius, kaip antai vokiečių Hakenkreuz. Pavyzdžiui, pažodžiui čia būtų kablių arba kablinis kryžius. Na, čia galima išnašai pridurti, kad svastika tai yra atsineštinis indiškos kilmės pavadinimas, visiškai ką kitą reiškintis ir labai neseniai tik tai su to ženklu susietas. Šia prasme, daugiau dėmesio vertas Mindaugo Bartninko išsakytasis pasiūlymas ženklą sieti su tam tikra stulpų sistema senovinėje šventykloje. Tokius stulpus, sekant Vladimiru Toporovu, galima būtų palyginti su šventaisiais stulpais Spartoje žymėjusiais dieviškuosius dvynius, graikiškai vadintus tos stulpus dokana,
Tai yra 2 lygiagretūs statūs stulpai su horizontaliu skersiniu, maždaug didžiosios raidės lotyniško alfabeto H arba graikiškos didžiosios Pi pavidalu. Dėl galima pridurti netgi, kad graikų alfabeto Pi kaip tik ir tapo astrologinio dvynių žvaigždyno ženklu. Tai plačiai pasaulyje žinomų dvigubų stulpų ar dvigubų medžių atskiras atvejis. Jie įvairiose archaiškose tradicijose buvo siejami su vaisingumu ir savo ruoštų su dvynių įvaizdžiu. Tai ir dvigubi evenkų turų, poriniai toteminiai indėnų stulpai, dvigubi džedai senovės Egipte, romėnų porta triumfalis arba triumfo arka ir panašiai. Mums dėl to ypač įdomus Simono Grunau pranešimas, jog Prūsijoje daug kur buvo statomi stulpai su 2 brolių, prūsų vadų, Videvučio ir Brutenio atvaizdais. Ir šie stulpai buvo garbinami kaip dievai. Kaip žinia, baltų tradicijoje esama ir kitų dvynių įvaizdžių. Čia maždaug Toporovo ne visai tiesioginė, bet, žodžiu, ne citata, bet jo minties perpasakojimas buvo iki šiol. Pasak Viačeslavo Ivanovo ir Vladimiro Toporovo, šių personifikuotų stulpų dvynių pavidalas visų pirma primena porinės kolonas, kurių pėdsakai pirmąsyk aptinkami jau 10 tūkstantmečio prieš mūsų erą ankstyvosios Natufo kultūros gyvenvietėje Jerichone ir būtent prieš įėjimą į šventyklą. Vėliau tokios porinės kolonos plačiai žinomos priešakinėje Azijoje, Asirijoje, Urartų, Tyre, Chazore. Tačiau itin nuostabią paralelę prūsiškiesiems stulpams dvyniams sudaro porinės kolonos priešais Saliamono šventyklą Jeruzalėje. Čia citata toliau iš pirmosios karalių knygos. Jis pastatė stulpus prie šventyklos priengio ir pastatė dešinį stulpą ir jį pavadino Jachinu ar Jachinu, paskui jis pastatė kairį stulpą ir jį pavadino Boazu. Ant stulpų viršaus buvo lotoso pavidalo dirbinys. Kaip žinome, prūsų Videvutis ir Brutenis yra prūsų socialinės religinės tradicijos steigėjai, pradininkai. Videvutis prūsuose įsteigė pasaulietinę valdžią ir buvo išrinktas pirmuoju karaliumi, o Brutenis įkūrė pagrindinį Prūsijos kulto centrą Romovę ir tapo pirmuoju vyriausiųjų žinių Krivių Krivaičių. Panašus pasidalimas funkcijomis tarp brolių dvynių mitams apie kultūrinės tradicijos, valdžios, šventyklos, ritualo, miestų ir panašiai įsteigimą yra labai būdingas. Čia iš esmės vėlgi persakiau savai žodžiais Ivanovo ir Toporovo tyrimą šiuo atžvilgiu padarytą. Tai palyginimą būtent tų prūsiškųjų dvyniams statytų stulpų susietų su Videvučiu ir Bruteniu, su pasaulietinė medžiaga ir netgi su Senuoju testamentu, kur irgi ta tradicija, nes jinai, kitaip sakant, buvo šitie 2 stulpų statymas, ypač prieš šventyklos vartus, prieš įėjimą į šventyklą yra gana visuotinis pasaulyje žinomas reiškinys. Toliau Viačeslavas Ivanovas su Vladimiru Toporovu nurodo galimybę būtent šiame kontekste aiškinti ir padavimą apie Vilniaus įkūrimą, savo ruožtų hipotetiškai iškeldami Gedimino Lizdeikos porą. Gediminas vėlgi įkūrė sostinę Vilnių, o jo vyriausiasis žynys Krivis Krivaitis Lizdeika davė tam religinę sankciją, tai yra pašventinimą. Tam tikra dvivaldystė Lietuvoje buvo pažymėta nesyk. Iš ryškiausių istorinių pavyzdžių po Gedimino ir Lizdeikos paminėtini broliai karaliai Algirdas ir Kęstutis, juoba, kad pastarasis žinomas žynio vaidmenį ir atliekantis aukojimas, pavyzdžiui, sudarant sutartį su vengrų karaliumi Liudviku 1351 metais. Taip pat pusbroliai tarpusavėje dalyjasi Lietuvoje valdžią Vytautas ir Jogaila, juolab atsižvelgiant į kai kuriuos pastarojo žyniškus bruožus, pavyzdžiui, Vytautui Žalgirio mūšyje kariaujant, Jogaila meldėsi. Į tai yra ne kartą atkreipę, gal kartą, bet aš jau bent jau miniu ne kartą, Gintaras Beresnevičius dėmesį atkreipė. Iš geografiškai tolimesnių, bet nemažiau iškalbingų porinių stulpų semantinių gretinių galima paminėti pirminę Brahmano sampratą senovės Indijoje, išnagrinėta irgi Vladimiro Toporovo. Jo žodžiais, neatmestina, kad Brahmana galėjo įkūnyti konstrukciją iš 2 ar 4 stulpų ar karčių, viršuje sujungtų skersiniu ar ko nors panašių į stogą su dievais, herojais ar panašiai ant jo. Vedų tradicijoje posakis Brahmano vartai, Brahma dvara, šiaip jau gerai žinomas. Toporovas spėja, jog, cituoju, Brahman pradžioje galėjo būti kaip tik toks ritualinis statinys. Pagaliau, pasak Toporovo, išsakytieji samprotavimai labai įtikinamą daro ir klasikinės triumfo arkos atitinkama interpretacija.
Juoba, kad seniausios arkos neturėjo nieko bendra su triumfu. Esama pagrindo teikti, kad ir pirminė jų funkcija nebuvo šlovinamoji. Užtat žinoma, kad prie triumfo arkos buvo atliekami ritualai, aukojama. Cituoju, atsižvelgiant į tai, kad triumfo arkos klasikinis pavidalas, tai statinys iš 2 kolonų viršoje sujungtų kažko panašių pjedestalą, ant kurio užkelta žirgų statula. Tai, turint omenyje aptartasias analogijas, pagrįsta manyti, jog klasikinės triumfo arkos provaizdis buvo konstrukcija artima nusakytojai, kalbant apie Brahmano vartus. Dabar čia mes atkreipkim dėmesį, jog viršuje galime žiūrėti ir Gediminaičių stulpus, norint jau nesunkiai. Nors jie čia personifikuoti, įkūnyti figūromis. Šiaip ar taip, ir stulpai iš tikrųjų buvo suvokiami vaizduojantis stilizuotus miesto vartus, pirmiausia Vilniaus, nes nuo 15 amžiaus buvo Vilniaus vaivadijos herbas. Palyginimui prisiminkime daugybę pavyzdžių, kai miesto herbe vaizduojami jo vartai su bokštais ir panašiai. Ženklas tikrai iš dalies primena vartus. Kaip tik šiuo panašumu remiasi ir kitas jau minėtas ženklo pavadinimas Stiebų vartai. Su minėtąja triumfo arka savo ruožtu verta palyginti lietuvių frazeologizmą ant stiebo iškelti, reikšmė išaukštinti. Tačiau graikiškojo alfabeto didžiosios pi pavidalo figūra tesudaro dalį stulpų ženklo, nors ir centrinė. Be to ši figūra jame išskiriama šiek tiek dirbtinai, ignoruojant keturkampio apatinėje kraštinę. Kita vertus, kai kuriuose ženklo variantuose jos ir tikrai nėra. Taip pat stulpelį viršuje. Kita vertus, jį galima būtų susėti kaip tik su kultiniu atvaizdu ant vartų skersinio ar stogelio. Minėtos didžiosios H pavidalo figūros ženkliai išvis nėra. Galėtų kilti įtarimas, kad ir pats pavadinimas stulpai, lenkiškai koliumnai, tai yra antrinis, atsiradęs pamėgdžiojant italų kunigaikščius kolonus. Antai Lietuvos metraštyje pasakojant padavimą apie Palemono atsikraustymą Lietuvon sakoma, kunigaikštis vardu Apolonas, taip pat buvęs tame mieste, bėgo su jais viską pasiėmęs ir su juo 500 Romos bajorų. O saloje tarp jų buvo kilusių iš 4 Romos bajorų giminių. Kentauro herbo Dausprungas, stulpų herbo, lenkiškai herbus koliumnus, Prosperas Cezarinas, Meškos herbo Julijonas, o Rožės herbo Hektoras. Metraščio vertėjo Rimanto Jaso pastaba. Stulpų ir Meškos herbų pavadinimai, koliumnuf, urseinuf, sukurti galbūt nusižiūrėjus į viduramžių Italijos kunigaikščių kolonų ir orsinių giminių pavardės. Taigi, pirminis pavadinimas būtų kolonų pavardė, per sąskambį susisiejusi su žodžiu lenkišku koliumnai, stulpai, ir vadinasi stulpų pavadinimas tai būtų atsitiktinumas, atsiradęs jau verčiant į lietuvių kalbą iš lenkų koliumnai, verčiant lietuvių kalbą stulpai. Tokiu atveju čia būtų kolonų pavardė pirminė, jinai susišaukusi atsitiktinių sąskambių su lenkišku žodžiu koliumnai, tas žodis reiškia stulpus, tada verčiant iš lenkiško žodžio į lietuvių kalbą atsiranda stulpai. Tokia yra versija, viena iš. Vis dėlto, kad ir kokių papildomų sąsajų būtų griebtasi, pavadinimas stulpai tiesiogiai remiasi ženklų išvaizdą. Ir antrinė čia yra veikiausiai ne samprata jų ir ne sąsaja su stulpais, o sąsaja su kolonais, su ta, ir vadinasi, italų giminė. Per sąskambį susisiejusi su žodžiu koliumnis stulpai ir vadinasi stulpų pavadinimas sąsaja su kolonais, gundžiusi Lietuvos didikų tuštybę legendinė romėniška kilme. Pagaliau atitinkamo ženklo geometrinės detalės, vertikalūs brūkšniai, nori nenori savaime yra stulpeliai. Mes net dabar juos tokius vardijam stulpeliais. Atkreipkime dėmesį ir tai, kad bene visos interpretacijos rutuliojančios stulpų vaizdinį vienaip ar kitaip veda prie kažkokio religinės, ritualinės paskirties statinio ar tiesiog šventyklos. Papildant sąrašą dar galima būtų pateikti baltarusių tyrinėtojo Sergejaus Sanko žodžius. Centrinis stulpų herbo elementas, grafiškai skirtingas nei šoniniai stulpai, gali būti interpretuojamas kaip šventykla, galbūt Vilniaus Perkūno šventykla. Tai gerai derėtų su tuo faktu, kad poriniai dvynių stulpai Spartoje stovėjo būtent priešais šventyklų įėjimus, o visą stulpų kompoziciją galima tad palyginti su prūsų trejybe Romovės šventykloje, Patulas, Perkūnas, Patrimkas, ir hipotetiškai susijęti su Perkūno šventykla Vilniuje.
Reiškia, dar vienas autorius vėlgi jis veda tiesiai sieja su šventykla. Dėl stulpų sąsajos su šventykla turbūt nepranokstamai iškalbingas yra Teodoro Narbuto Lietuvių tautos istorijos 4 tome, išleistame 1838 metais pateiktas Saleno miesto Norvegijoje bažnyčios piešinys. Paties Narbuto žodžiais. Tos bažnyčios fasade matyti tikslus piešinys mūsų Lietuvos kunigaikščių herbo stulpų. Tvirtinimai, šulai, pilestrai, kitaip vadinami gotikiniais stulpais, sudaro aišku jų vaizdą. Tiesa, Narbuto nurodytasis šaltinis yra itin nepatikimas. Narbutas prisipažįsta piešinį radęs kažkokioje knygoje su nuplėšta pradžia ir pavadinimu, kurią jis esąs minėjęs šio veikalo 1 tome. Aš tiesą sakant, taip ir neradau, net ir tos knygos paminėjimo, kad ir su nuplėšta pavardė ir žodžiu. Iš esmės, tas šaltinis, kuriuo jis remiasi, yra labai nepatikimas. Bet už tai mažiausiai patikima yra tai, ką mes matome savo akimis. Taigi mažiausiai Narbuto knygoje, vadinasi, 19 amžiaus pirmoji pusėje, gimė kažkam, ar pačiam Narbutui, ar tikrai jis remiasi kažko dar, bet štai, net nesėdami būtinai su Norvegija, mes vieną dalyką matom aiškiai. Matom bažnyčios fasadą ir Gediminaičių stulpus ant fasado tiesiai šviesiai, sudarančius jos architektūrinį griaučius. Turėdami tai omeny, mes galim įsidrąsinti ir atkreipti dėmesį tai, kad įspūdį daro, sakyčiau, paprasčiausias išorinis stulpų palyginimas su būdingais krikščionių katalikų bažnyčių fasadais. Vat štai dabar peržvelgsim, atsitiktinai mes vaikščiom po Vilnių su Ignu ir tiesiog rinkomės, kaip čia geriau nufotografavus. Čia yra beveik, atrodo, kad iš to žiedo mes į tą žiedą nuėjom į patį vidurį, kad tiesiai ant fas matytųsi. Ir žinoma, čia ne visa bažnyčia, bažnyčios durys apačioj, bet paėmėm tą viršutinę jos dalį. Iš esmės, jeigu būtų architektui liepta įkūnyti su pagražinimais architektūroje Gediminaičių stulpus, sunku būtų sugalvoti ką nors tikslesnio ir gražesnio kartu. Tarkim, kita bažnyčia. Vėlgi, kaip matote, čia jie juodi yra ne tokie ryškus, bet labai šiaip architektūriškai aiškus šoniniai stulpai. Vidury išlaikomas kvadratas, beje, nepaisant visų architektūrinių linijų. Ir įdomu, kad santykis tarp šoninių stulpelių ir viršutinio kryžiaus stulpelio, iš esmės, santykis tarp Gediminaičių stulpų figūrų yra lygiai taip pat. Čia yra tos Gediminaičių stulpų vidurinis stačiakampis arba kvadratas idealiu atveju. Jis yra truputį baigėsi žemiau negu šoniniai stulpeliai, o viršutinis stulpelis baigėsi aukščiau negu šoniniai stulpeliai. Viskas tiesiog tiksliai išlaikyta. Dar viena bažnyčia šių visų šventųjų, vėlgi vidury matome kvadratą, stačiakampį pabrėžtą, ir vėl yra 3 stulpeliai. Kazimiero bažnyčia, čia yra labai nuotykis, įdomus, Ignui teko ant bankomato lipti, kad šitokių, nes ten tik iš Arklių gatvės ten fas galima pamatyti. Iš tikrųjų, nebiški kampų stovi, bet štai pasirodo, ir grynai Gediminaičių stulpai. Kotrynos bažnyčia. Jau čia santykis skiriasi, tas struktūra rutuliojasi, išlieka tik bendrijos struktūrinis. Iš esmės jau mes fotografavom, kad beveik kiekvieną, jūs net nebūtinai Vilniuje, mes tiesiog vaikščiojom su dviračiais, važinėjom po Vilnių, bet kur važiuodami Lietuvoje, jūs bet kokią bažnyčią beveik galite įtraukti į šitą. Toliau, čia vėl skiriasi šie šoniniai stulpeliai iškelti pabrėžtinai, bet viduje vis tiek lieka stačiakampis stulpeliu. Čia dar mažiau aišku, bet vis tiek struktūra išlieka, bet kuriuo atveju. Vėlgi, didžiulis stačiakampis viduryje, sumažinti stulpeliai šiuo atveju iš šono. Dar net pakartotinai, šitą struktūrą tarsi pakartotinai, reiškia, joje pačioje dar kartą jinai pati pakartojama.
čia Onor bažnyčia, kuri jau nutolsta, gerokai nutolsta, bet vis dėlto. Na, tarkim, Raduškevičiaus rūmai, čia architektų sąjunga, jau yra modernizmas, bet prašom vis tiek, jau žinoma, mėgdžiant tiesiog architektūrinę tradiciją, bet kaip matome, ta tradicija ir tie ženklai, Gediminaičių stulpai joje atpažįstami. Čia dar didesnis akibrokštas dabar bus, Halės turgus, pavyzdžiui, čia, aišku, čia, bet irgi galų gale, nuo to neišeina architektams kažkur labai nutolti. Tiesa, šiuolaikiniams jau viskas išeina. Tie, kurie dar paisė architektūros tradicijų kažkokių, vis tiek jie kartojo Gediminaičių stulpus. Nu, va, tarkim, jau čia sovietinis, čia tas mokslininkų namas, mes nuo Baltojo tilto kažkur čia bandėm, ne visai ant fas, čia yra iš apačios truputėlį fotografuota, bet vis tiek matyti, kad yra stulpeliai iš šonų, kažkoks tai bent jau projekcijoje stačiakampis susidaro ir ant jo dar aukštas stiebas. Taip, nesunku, čia vadinasi, buvo pateikti ir vėlesnės architektūrinės raidos pavyzdžių, bet pagaliau ne tik krikščionių, bet ir kitų religijų. Pavyzdžiui, musulmonų mečetės. Tadž Mahalio mečetė Indijoje. Bet čia, Indijoje, bet vis tiek, bet musulmonų, reiškia, viena žymiausių, viena tokių iš gražiausių mečečių. Dar šita bus dar, va čia visiškai, tiesiog atrodo, kad vėl tiesiog tyčia daromi Gedimino stulpai. Žinoma, su tam tikrais parutuliojimais pagražinimais ir vėl tie stulpai stulpuose, pirmiausia, ryškiausiai matyti, va šičia stačiakampį ir pagrindiniai stulpai šone, čia vėl paskui dar va čia atsikartoja dar kartą, tai tokių atsikartojimų, kai stulpai stulpuose ir mes visur matom, jie pastovi architektūra, šitai rutuliojasi. Bendras vaizdas, jeigu prisimerkę pažiūrėsite, staigiai, vat metę akį, pamatysite Gediminaičių stulpus grynų pavidalu. Bet ne tik, netgi ir pavyzdžiui, įvairių indų, senovės indų šventyklų altoriai bei šventenybės. Pavyzdžiui, budistų šventykla. Čia yra, vėlgi matome, šonuose stulpai du, viduryje ta pati šventenybė ir ant jos kažkas. Arba štai vėl, pjedestalas, šonuose stulpai, o viduryje personifikuota šventenybė. Ne stulpelis, bet antropomorfinis atvaizdas. Bet struktūra ta pati. Vėl matome, vėl, tarkim, šonuose figūros, vidurė pakyla ir ant jos dar aukštesnė figūra. Čia iš vis, tarkim, pavyzdys pamokantis, personifikuota šventenybė ant pakylos, iš šonų, tarkim, lyg palidovai ar tarnai iš abiejų pusių. Dar iškesnis pavyzdys. Ir čia irgi beje struktūra išlaikoma, štai, va čia yra keturkampis, čia jeigu būtų stulpeliai asmeniai, jie baigėsi aukščiau už tą keturkampį, bet žemiau negu stulpelis vidury. Visa struktūra išlieka ta pati. Čia toks jau visiškai keistenybė, čia yra Babilono žymys priešais altorių su Marduko simboliais, slibinu ir ietimi. Na, galime eiti dar toliau ir dar visai tolimas kelias vaizdinės sąsajas pasitelkti. Atsižvelgiant į valdžios bei karo sakralizavimą senosiose visuomenėse, taip pat į vidinę būtinybę kariui tapatintis su tam tikra šventybė, čia galime pridurti 4 amžiaus prieš Kristų keltų šalmą iš Kanosos, Šiaurės Italijoje. Prabilus apie karį, įdomu, kad protoindų rašto ženklas iš išvaizdos visiškai tapatus vidiniai stulpų figūrai, kvadratas su stulpeliu viršuje. Kaip tik turi reikšmę karys didvyris, kuri buvo suvokiama ir kaip atitinkamo dievo epitetas. Čia kalba apie protoindus, tai yra dar priešarijinė Indija. Tuo tarpu Latvijoje panaši figūra tik be apatinės kraštinės, tai yra graikų pi pavidalo figūra su stulpeliu viršuje. Atitinkanti tuos stulpų variantus, kuriuose vidinis keturkampis kaip tik neturi apatinės kraštinės. Dar 20 amžiaus pradžioje laikyta ugnies ženklo, apie tai mums praneša žymus latvių tautosakininkas Karlis Traubergs savo veikale Latviešu būrame vardį, tai yra latvių burtažodžiai ar užkalbėjimai. Semantinį tiltą tarp reikšmių karys didvyris
kurį ta reikšmė yra žinoma siejama su šito protoindų ženklu, ir tarp reikšmės ugnis, kuris siejama štai su šituo latvių ženklu, kurios, kaip matome, skiria ir geografija, ir istorija, milžiniški atstumai, beveik maksimalūs mums įmanomi, mūsų žinioms apie geografiją ir istoriją. Galima šitą semantinį tiltą nesunkiai rasti. Jį mums duoda Rigveda, kuris savo ruožtu jau čia Arijų Indijos tekstas, vienas seniausių yra išlikusių mums žinomų pasaulyje, ypač indoeuropiečių religinių kultinių tekstų, kuris savo ruožtų savotiškai tarpininkauja ir geografiškai, ir istoriškai tarp Latvijos šiuolaikinės ir senosios protoindų dar priešarinės Indijos. Nors čia, reikia pabrėžti turbūt, kad reiškia jokių vilčių į kokius nors istorinius kontaktus šiuo atveju mes neteigiam ir net nepuoselėjame. Čia kalba apie pačią struktūrą ir jos galimas asociacijas, tai yra būtent tas semantikas, reikšmės, su kuriomis ta struktūra siejama arba gali būti siejama. Tai štai, mums svarbu, kad Agnis Rigvedoje, tai yra ugnies dievas, apibūdinamas kaip galiūnas, besiveržiantis pirmin, baisus, aršus kautynėse. Tai yra, vadinasi, kaip karys. Arba kaip didvyrių didvyriškiausias. Arba sakoma, klausydamas ugnie naujosios mano liaupsės, vyrė viešpatė kerėtojus karščiu ir velnuvas sudegink. Tas vyrė, reiškia, yra vyras vedų žodis, to jis visiškai sutampa su lietuvių vyras, tai jis reiškia ne tik vyrą, bet ir didvyrį karį. Lietuvių žodis ugnis, beje, Apse, Adutiškyje, Lazūnuose irgi paliudytas vyriškąją giminę, jį linksniuotume kaip debesis, debesies debesiui, tai yra ugnis, ugnies ugniui. Čia galima pasakyti, jog žvėris mūsų dabar suvokiamas kaip vyriškos giminės, neseniai buvo mūsų raštuose istorinėse dažniausiai moteriška giminė vartojama. Taigi šitoj linksniuotėj giminė yra gana slanki ir mes galime įsivaizduoti, jog kadangi turime ir paliudytą periferiškai vyriškos giminės ugnis, tai čia būtų ir mūsų ugnis galimas visiškai įsivaizduoti vyrišką giminę kaip va toks vyrą atstovaujantis. Be to dar vienas dalykas, vedų Agnis pasižymė ypatybę stačiai tiesiai stovėti, pavyzdžiui, į Agnį kreipiamasi. Stačias, kad mums padėtumei stovėk, kaip dievas savitaras, stačias kaip grobio laimėtojas, stačias mus apgink nuo ankštumo, padaryk mus stačius kelioniai gyvenimui. Arba trumpai drūtai pasakoma, jog Agnis stačias stovi. Tai yra vienas iš būdingų jo apibūdinimų besikartojančių ištisai. O kitas įk Agnis, čia būdingų vedose epitetų Višvanara, kurį galima suprasti kaip visvyris ar vyrų vyras. Tiesiog prilyginamas stulpui ir pavadinamas karaliumi. Pavyzdžiui, Vaišvanara esi gyvenvietės vidurys, kaip stulpas žmonės, kaip ramstis laikai. Ir toliau dar priduriama šalių karalius esi. Taigi, dar sik pabrėšime, jog visi šitie palyginimai nėra reikalingi jokių prielaidų apie kokius nors istorinius ryšius. Taigi ir tipologiniai sugretimai pagrįsti nagrinėjimų figūrų vidinė struktūra ir tiesiog iš jos kylančia simbolika. Nesunku pastebėti šių skirtingų simbolinių interpretacijų bendrą vardiklį. Tai yra būtent statumas, stovėjimas stačiai. Stulpų ženkle jį ryškiausiai pabrėžia status stulpelis ant keturkampio pagrindo. Pirma, esminė apibrėžiamoji žodžio stulpas savybė yra ta, kad jis stovi stačias. Ir šitas žodis, reiškia, lietuvių kalbos žodynė didžiajam, jo pati pradžia apibrėžimo yra stačias į žemę įkastas rastas. Reikia suprasti, kad jeigu stulpas nukrenta, jis nebėra stulpas, tai rastas, kuris guli, nebėra stulpas. Stulpai čia apibrėžiamoji savybė yra stačias. Antra, ugnis visuomet kyla aukštyn. Čia beje jos irgi viena iš skiriamųjų savybių, šalia šviesos ir šilumos, yra tai, kad jinai visuomet kyla aukštyn, tai kaip priešybė vandeniui, kuris visuomet bėga žemyn. Taigi irgi ryški savybė. Vadinasi, stulpas ir ugnis šito pagrindu jie yra, sukeičiami, izosemiški, galima sakyti. Trečia, karys, tikras vyras, didvyris irgi yra, kaip mes sakome, nepalenkiamas, nepalaužiamas, jis tvirtai stovi stačias. Lietuvoje dėl to galima prisiminti daugelių variantų žinomą dainą. Jos posmą tokį, sugrius kalneliai klonios, paplūks mus priešai kraujuose, o mes stovėsim, nedrebėsim, ba mes juos nugalėsim. Arba,
Graudžia armotos dūsauna, broliam galvelas kapoja, o aš stovėsiu, nesudrebėsiu ir visus pergalėsiu. Čia aiškiai matome, kad tas stovėjimas yra būtent kario didvyrio ir skiriamoji ypatybė, nes nusilenkti jau yra ir pavaldumą žymintis. Tai yra pasidavimą ir pavaldumą žymintis dalykas, veiksmas. Ir tokiu atveju vėlgi mes matome, kad stulpas, ugnis ir karys iš tikrųjų statumo pagrindu, jie visi trys turi tą bendrą privalomą būtiną jiems savybę stovėti stačiam. Na, be to galima pridurti, kad žmogus savaime stovi stačias ir kaip tik to esmingai skiriasi nuo gyvulio. Tačiau šiuo atveju mums žinoma labiausiai domina mus nurodytasis Latvių ugnies ženklas. Atsižvelgiant jau ir tai, kad Latvių tradicija mums artima tiek geografiškai, tiek kilme, tiek galiausiai ir turiniu. Šioje figūroje nesunku įžiūrėti tiesiog schemiškai pavaizduotą ugnies liepsną, viršutinysis stulpelis, kylančią nuo tam tikros pakylos ar paaukštinimo, apatinis trapecijos pavidalo pagrindas, kurį savo ruožtu galima laikyti aukuru. Na, čia galima padaryti išnašą, reiktų pasakyti, kad aukuras būgos mėgintas sieti, laikyti su durtiniu žodžiu, iš auk ir kurti, tai kurianti yra aukas kurianti, aukas kurti, iš tikrųjų yra ko gero neteisingas. Vargu, ten yra daug tokių grinai filologinių, istorinių argumentų dėl ko, nes šitas žodis turi antrą lytį – aukaras. O jeigu taip, tai mes galime laikyti šaknimi auk, o auras arba aras laikyti priesagą. Ir tas žodis tada būtų toks pat, kaip maždaug daugybė variantų yra tokių žodžių su dviem priesagom, su šito priesagų variantais, kaip pavyzdžiui kaukuras, kaukaras ir daugybė kitų. O šaknis auk šiuo atveju reiškia, susijęs su žodžiu aukuoti, aukauti, tai yra kilnoti arba kiloti aukštyn, susijusi su kilstelėjimu, minimu daugelį lietuvių istorijos šaltinių istorinė apie lietuvių senosius aukojimus. Auka visuomet yra kilstelėjima prieš ją, tarkim, ožio auka, kaip prieš jį paskerdžiant, užmušant, jinai yra kilstelėjima, to kilstelėjimu mes tarkim, atiduodama Dievui ar Dievams. Tai šitas aukuras ar aukaras šiuo atveju tiesiog būtų ta pakyla, ant kurios kažkas šventenybė pakylima, kilstelėjima. Ir šiuo atveju sutaptų semantiškai visiškai su altarium, altarija lotinišku žodžiu, jeigu sieti jį su būdvardžiu altus aukštas, taigi altarium ir altarija irgi būtų paaukštinimas, kaip ir, tarkim, pakylėjimas, kaip mes sakome, tai yra kaip ir sinonimai. Žodžiu, tokiu atveju šitą, nors čia ir ugnis, tarkim, viršui dega, bet jinai tiesiog yra šiuo atveju ant paaukštinimo, tos ugnies vietą nesunkiai gali užimti stulpelis, arba stulpas tikras, arba antropomorfiška būtybė, tarkim, kaip mes sakėm, karys didvyris, ar kažkokia dievybė atitinkama. Svarbu, kad yra paaukštinimas, tai yra pakylėjimas, aukaras ir, tarkim, kažkas nuo jos stiebėsi aukštyn. Nominali figūros reikšmė ugnies ženklas tokią interpretaciją daro ko ne savaime suprantama. Vadinasi, centrinę stulpų figūrą hipotetiškai galima tapatinti su schemišku ugnies ant aukuro atvaizdu. Šiaip ar taip, istorinis, čia galima įsiterpti iš tikrųjų, čia Ignas rado internete labai nuostabų pavyzdį, pasirodo šita mintis ne man čia vienam yra kilusi, nors aš irgi čia remiuosi to ugnies ženklų Straubergo knygoje pateiktų iš Latvių 20 amžiaus pradžios, bet pasirodo šita mintis kyla savaime žmonėms, štai skulptūra aukuras ant aukuro kalno Lonėnuose, skulptoriaus Mickevičiaus yra lygiai taip pat su ta pačia, ugnis yra toje vietoje, savo vietoje, kaip sakant, ir jinai tiesiog, kartoja tą dvicentrinį stulpelį, jinai kildama aukštyn, tarsi susilieja su to centriniu stulpeliu ir jį iš esmės ir vaizduoja. Arba atvirkščiai, tas centrinis stulpelis tarsi atlieka, tarsi įkūnijas tą kylančią nuo aukaro ugnį. Šiaip ar taip istorinis kontekstas tokia interpretacijai gana palankus. Ugnies garbinimas senovės lietuviams plačiau baltams yra įprastas.
Štai žinomas arabų keliautojas jau 12 amžiaus vidury praneša, jog lietuviai garbina ugnį, pasak persų istoriko rašyto Ad-Dino jie esą ugnies garbintojai 14 amžiaus pradžia. Anot Petro Duisburgiečio jie garbino ugnį, kaip buvo įprasta senovėje negęstančią ugnį, 1326 metai ir taip toliau ištisai, iki pat Lietuvos krikšto. Čia vėlgi galima prisiminti Mindaugą Bartninką Gediminaičių stulpuose, išvelgusi, priminsiu citatą, 3 stulpų sistemą pagoniškose šventyklose skirtose ugnies garbei. Na ir ten ugnies ir kitų dar esminė, bet vis dėlto. Nors šios gana taiklios savo įžvalgos jis ir nepagrindė. Priminsime, kad ir Prūsų Romuvos ir Vilniaus Perkūno šventykloje, kurių hipotetinį ryšį su stulpais pažymėjo Sergejus Sanko, ant aukuro liepsnojo šventam žinojų ugnis. Ir iš ties, jeigu aukurą sudegančią ant jo ugnimi laikysime kaip tik tuo materialiu daiktu, kurį schemiškai perteikia Gediminaičių stulpai, tai šoniniai ženklo stulpeliai savaime primins arba 2 šventyklos vartų stulpus priešais aukurą, pro kurios per apeigas kaip tik einama prie aukuro. Tai būtent iš tikrųjų šventyklos enfas, tai yra senosios tradicinės šventyklos fasadas, yra 2 įėjimo stulpai, vartai, iš esmės tie patys mūsų anksčiau aptarti stulpai, einame pro juos, o vidury pro juos matyti aukuras ir ant jo dega šventoji ugnis. Arba visos šventosios erdvės aplink aukurą aptvaro schemišką atvaizdą, taip sakant, tarpalogiškai vertikalų pjūvį. Joba, kad toks šventyklos aptvaras, kaip rodo žinomi archeologiniai kasinėjimai, Tušemlios, Bačkininkėlių, Palangos Birutės kalno, Šventviečio ir kitų, kartais tikrai būdavo sudarytas iš gana retai vienas nuo kito sukaltų stulpų, taigi buvo veikiau simbolinis nei praktiškas. Tik kalbėdami apie aptvarą, juosiantį aukurą ir jo šventą erdvę, ar jį imituojantį stulpų ratą, turime omeny šventyklos vaizdą iš viršaus. Kai jau sakom ratas, kai matom šventyklą iš viršaus, tai mes tik iš viršaus ratą ir tą matytume, mes suprantam, kad čia ratas. Tuo tarpu stulpų ženklas tą pačią šventyklą vaizduoja iš priekio. Taigi turime vieno ir to paties įrenginio statinio projekcijas atitinkamai į horizontalę ir vertikalę plokštumas. Trumpai drūtai senovinės šventyklos horizontalę ir vertikalę projekcijas ir tai, kas yra jos centre, ugnis ant aukuro, ar stulpas, ar dievybės stabas ant pakylos, esmiškai neturi lemiamos reikšmės. Šventyklos vaizdas iš viršaus, tas viršutinioji figūra, arba horizontali projekcija, savo ruoštų sudaro mandalą, tai abstrakčią, sutvarkytos arba sukosmintos, būtent sutvertos erdvės archetipinę schemą. Aptinkama bene visų tikėjimų šventyklose, šventose ir net pirmykščiuose buitiniuose statiniuose, tokiuose kaip jurta, tipis, pirmieji apvalūs karčių pastatai su židiniu viduryje ir taip toliau. Taip pat gyvenvietėse ir miestuose senovės Romos mundus ir kita. Vadinasi, stulpus galima laikyti savotišką vertikalią mandalą ir ženklo simboliką bendriausia prasme sieti su ta pačia mandalos simbolika. Pažymėtina, jog Indijoje, iš kurios kilo pats mandalos pavadinimas, tarp vedų laikų šventyklos struktūros ir vėliau tantrizme ritualiniais tikslais sudaromos horizontalios schemiškos diagramos, tai yra mandalos siaurąja techninė prasme, esama įrodyto tiesioginio istorinio perimamumo. Kitaip sakant, kad mums žinomos abstrakčios jau indiškojo tantrizmo naudojamos mandalos savo kilme ir istoriškai remiasi būtent senųjų šventyklų horizontalių planų. Kitaip sakant, istoriškai mandala iš tikrųjų yra pirmykštė šventyklos schemiška horizontali projekcija. Nors metafiziniu požiūriu atvirkščiai, horizontalus šventyklos pagrindas yra mandalos kaip abstraktaus antlaikio archetipo materialus įsikūnimas. Čia kaip višta ir kiaušinis, bet iš esmės šie dalykai neatskiriami. Žodžiu, Gediminaičių stulpai tai to paties erdvinio objekto, tai yra pirmykštė šventyklos, kurio horizontali schema yra mandala, schemiška projekcija į vertikalią plokštumą. Negana to, viena iš geometrinių figūrų sudarančių mandalą kvadratas tiesiog sutampa su atitinkama stulpų figūra.
Ir šį centrinės figūros sutapimą tiek horizontaliame, tiek vertikaliame erdvinio provaizdžio pjūviuose galima laikyti esminiu siūlomąją interpretaciją. Jobakas ši interpretacija neneigia, tai yra neatmeta ir dalies figūros išorinių stulpelių atitikimo vartų stulpams. Turint omenyje mandalos archetipiškumą ir tiesioginį struktūrinį stulpų ryšį su ją, galime tarti, jog ir pastebėtasis stulpų panašumas su daugybė vėlyvųjų architektūriškai išplėtotų šventyklų, tai ir katalikų bažnyčios, ir musulmonų mečetės, ir daug toliau ir anksčiau, gali būti neatsitiktinis. Kitaip sakant, daugelėje šiuolaikinių ir ne tik šiuolaikinių šventyklų, kurių pagrindas, tai yra horizontalus planas, šiaip jau yra daugiau mažiau išreikšto mandalos pavydalo, taigi išlaiko archainės pirmykštės šventyklos horizontalią struktūrą. Vertikaliame plane enfas galime išvelgti arba bent struktūriškai išskirti ne mažiau archaišką, esmiškai irgi archetipinį pavydalą, perteikianti tos pačios pirmykštės šventyklos vaizdą iš priekio. Jos vertikalaus pjūvio struktūra savo ruožtu schemiškai perteikta Gediminaičių stulpų ženkle. Šiaip ar taip, Vilniaus katedros frontonas su gipsiniu šventosios ugnies bareljefu, kaip tik toje vietoje, kur senovėje liepsnojo gyva šventoji ugnis, tiesiogiai nurodo į savotišką perimamumą. Dar įsižiūrėkime, jog mes vėlgi matome Gediminaičių stulpus. Dvi šoninės stulpelius atstoja dvi personifikuotos antropomorfinės figūros. Čia yra aukaras tiesioginis, o čia ir nuo jo šiaip jau stačiai kylanti ugnis. Na ir dūmai. Šventą ugnį garbinančių žmonių istorinė tapatybė simbolikai yra antraeilė. Negana to, senosios Perkūno šventyklos stovėjusios kaip tik dabartinės katedros vietoje aukuras, dėl kurio aptikto po katedrą kasinėjimų metu praėjusio amžiaus 90-metį iki šiol tarp archeologų vyksta ginčai, į juos mes čia nesileisime. Šiaip ar taip, pagal anot Augustino Rotundo aprašymą 16 amžiaus antrojoje pusėje buvo idėm kvadratinis, tai yra jis vokiškai parašytas, tas šaltinis skamba taip, ein altar in kvadrat, tai yra altorius pastatytas kvadratu. Tai yra iš esmės, tai irgi mums yra svarbu, nes vediškiai aukurai yra būdingai keturkampiai. Ir mes rodo, ir Vilniaus Perkūno šventyklos buvusios katedros vietoje aukuras buvęs keturkampis. Kvadratinis, netgi dar tiksliai. Čia baigėsi pirmoji mūsų šitos paskaitos dalis. Būtų galima šitą vaizdą plėtoti ir į kitą pusę, tarkim, aptarti skirtumą tarp gyvos ugnies liepsnojančios, amžinos ugnies nuolat liepsnojančios ant aukuro ir tarp jos suakmenėjusios, paverstos akmeniu. Čia iš tikrųjų simbolikos požiūriu, mes pasakas skaitę visi, tikiuosi, iki šiol dar gal mes skaitome jas, tai pasakos yra labai aiškiai, tarkim, toks reiškinys yra daugelį įvairių variantų pasakų, kad, tarkim, herojus arba net ir jo pagalbininkai žvėris arba jo brolis suakmenėjęs, paverčiamas akmeniu, o po to yra atgaivinamas, tarkim, iš akmens vėl paverčiamas žmogumi. Tai paversti akmeniu iš tikrųjų reiškia sukaustyti, sustabdyti, sustabdinti, iš tikrųjų sustabarinti. Sustabarėjęs yra paverstas akmeniu, o prūsų kalboje žodis stabis arba net stabas reiškia būtent akmenį. Tai paversti akmeniu reiškia, sustabarinti, paversti stabu. Tai čia galima sakyti šventosios amžinosios ugnies stabas yra tiesioginė žodžio prasme. Ir atitinkamai galima palyginti ir abi religijas. Vieną reiškia laikyti gyvosios ugnies tikėjimu, o kitą gyvosios ugnies stabmeldystę. Čia išnaša čia bus. Eikime prie ženklo simbolikos dabar. Nustatyti tą materialų objektą, daiktą, kurį schemiškai vaizduoja ženklas, tai tik pirmas jo simbolikos tyrimų žingsnis. O šį žingsnį jau pro šventyklos vartus įžengus, atsiveria galimybė žengti ir toliau į šventą simbolikos tikrąją prasme sritį. tą materialų objektą, kurio vaizdo iš priekio schema yra Gediminaičių stulpų ženklas, nustatėme esant šventyklų.
Vadinasi, ir stulpų simbolika, galima numanyti, bus susijusi su pačios pirmykštės šventyklos bei jos struktūrinių dalių simbolika. Tai yra aptvaro, aukuro vidury ir ugnies ant aukuro. Antra vertus, tos pat šventyklos horizontalę projekciją, tiksliau jos mandalos pavydalo schemą, sudaro elementarios geometrinės figūros – apskritimas, kvadratas ir taškas centre, kurioms savaime būdingos atitinkamos simbolinės reikšmės. Kadangi šventyklos horizontalus planas savaime yra susijęs su mandalos simbolika, manytina, kad ir vertikalų šventyklos planą enfas, perteikiančių stulpų simboliką, sudaro su ją vieną visumą, o atskirų ženklo dėmenų simbolinės reikšmės savo ruožtų sieja su atitinkamu mandalą sudarančių elementarių geometrinių figūrų simbolinėmis reikšmėmis. Juoba, kad kvadratas sudarantis stulpų vidinę dalį, kaip sakyta, priklauso abiems schemoms. Aš noriu pasakyti trumpai ką, kad iš to viršutinės figūros, iš mandalos, mes labai aiškiai matome tris geometrinės figūras: apskritimą, viduje įbrėžtą kvadratą ir centre tašką. Galima manyti šią prasme, kad ir Gediminaičių stulpų sudaro trys figūros. Tai sakant, šoniniai stulpeliai yra viena figūra, tai yra apskritimo projekcija, vertikali projekcija. Atitinkamai kvadratas antra figūra, įbrėžto kvadrato atitikmo, ir stulpelis viršuje yra trečia figūra, taško atitikmo. Tai tokiu būdu, nagrinėdami šitas geometrinės mandalus figūras, mes savo ruožtu galime kalbėti ir apie Gediminaičių stulpų figūros atitinkamų dalių simboliką. Iškart galima pasakyti kartu su Toporovu vėlgi, jog kvadrato ir apskritimo santykis yra vienas reikšmingiausių ir visuotinai paplitusių. Be to jis nusako įvairių lygių struktūras nuo viso kosmoso, pradedant senovės kinų traktato Lidzi teiginiu, jog dangus yra apskritas, o žemė kvadratinė, lygi žmonių kolektyvų sanklodos pamatinio principo. Ir juolab čia verta pažymėti ypatingą kvadrato bei atitinkamų statinių vaidmenį rituale, ypač atsižvelgiant į aukuro būdingą kvadratinę formą. Na, čia mes dar galime įtraukti ir tokius gana šiuolaikinius reiškinius, kaip apskritimo kvadratūrą. Reikia pasakyti, jog pirmieji senieji matematikai, ją skaičiuodami, buvo visiškai paskendę mistikoje. Visą sakant, mano požiūrį nebūtinai blogąja prasme, ir skaičiuodami suskaičiuoti apskritimo kvadratūrą, tai iš esmės yra tas pats, kas sujungti, kas, iš esmės paversti šitos dvi priešybės vienu daiktu, iš esmės, o tas vienas daiktas yra šventykla. Na, čia toks jau būtų, reiškia, toks kaip senųjų, reiškia, simbolių perėjimas į mūsų šiuolaikinį mokslinį pasaulį. Čia tokių perėjimų yra labai daug. Šiaip jau galima pridurti, jog kvadratas ir apskritimas arba ratas, kaip geometriniai žemės ir ją supančio dangaus simboliai, priklauso toli gražu ne vien kinams. Štai, kad ir minėtas Vedų aukaras būdingai kvadratinis ir kartu simbolizuoja jis žemę. Panašiai budistų stupos keturkampė struktūra yra susijusi su indų kosmologiniais vaizdiniais, pagal kurios horizontalioje plokštumoje visata vaizduojama kaip kvadratas žemė, įbrėžtas į apskritimą dangus. Iš čia turi būti savaime aišku, jog kvadratinio aukuro aptvaras, idealiu atveju apskritas, simbolizuoja dangų, kuris senosiuose indoeuropiečių ir ne tik jų kosmologijose dažnai įsivaizduotas kaip tvirtas, kietas, akmeninis, vėliau metalinis, žemę gaubiantis skliautas. Čia reikia pabrėžti, jog ir lietuvių žodis dangus tiesiog yra veiksmažodžio dengti šaknies, jis savaime reiškia tai, kas dengia, tam tikrą dangtį ar stogą. Na, pavyzdžiui, galima pasakyti, jog anglų žodis sky, kuris reiškia dangų, yra vienos šaknies su tokiais, galų gale, ir anglų žodžiais kaip hide slėptuvė, taip pat kailis oda, ir toliau su tokiais žodžiais kaip lietuvių kevalas, kiaukutas, kiautas. Tai reiškia, jog prokalbėje šitas žodis buvo dar neapibrėžta reikšmės, pirmiausia žymėjo kažkokį tai abstraktų kiautą, kevalą, ir vėliau anglų kalboje virto dangaus pavadinimu. Kad taip būtų galėję atsitikti, reikėjo vadinti dangų būtent kiautu. Na, mes dangumi vadiname kito šaknies žodžiu, bet tą patį maždaug sąvoką. Ir jeigu prisimenate net klasikinės pasaulėvaizdžius, tokius, mitologinius, visuomet dangus yra piešiamas kaip skliautas. Mes iki šiol sakome dangaus skliautas, tai yra paveldas iš senų laikų. Kaip dangus žemė, taip šventyklos aptvaras supa, gaubia aukurą ir dengia jį nuo profaniškojo išorės chaoso. Tai yra nuo kosmosui nepriklausančios, nesutvarkytos, nesutvertos erdvės. Na, nesutvertos siejasi ir su aptvaru tiesiog.
turint omeny struktūrinį dangaus atitikimą namo stogui, galima paminėti latvių priežodį tokį. Ką maja bez jumta, tą sieva bez vyra. Kaip namas be stogo, taip moteris be vyro. Priežodis šeimos vyrą prilygina namo stogui, o moterį vadinasi pačiam namui. O vidury tradicinio namo, kaip žinia, židinyje liepsnoja ugnis. Savo ruožtų suasmeninti dangus ir žemė, kaip plačiai gerai žinoma, sudaro dieviškąją pirmatėvių porą, yra visatos tėvas ir motina. Rigvedoje tiesiai šviesiai sakoma, dangus mano tėvas, mano motina žemė. Jų dviejų sūnus tokiu atveju gali būti tiek žmogus, tiek įasmeninta ugnis, tai yra vedų dievas, ugnies dievas Agnis. Vedų diaus dangus arba dievas, nes šitas žodis ten nėra didžiųjų mažųjų raidžių, net ir devanagari rašte, o dar seniau sakytiniai tradicijoje iš vis nėra didžiųjų mažųjų raidžių, nes nėra rašto. Mes tada yra, ar čia tikrinis dievą žymintis žodis, ar čia, nes to žodžiu, kaip bendrinių daiktavardžių vedose buvo dangus tiesiog žymimas. Apsispręsti, ar čia reikšmė dangus, ar čia reikšmė dievas, tik tais kontekstas galima padėti. Iš tikrųjų, tas pats diaus yra ir dangaus dievas diausas, kaip mes dabar sakytumėm. Atitinka žodis yra tos pašaknės kaip lietuvių dievas. Na ir prithyvi žemė, arba suasmeninta žemė, vėlgi didžiąja raide kaip lietuviškai verstume. Kaip tik yra Agnio, tai yra ugnies dievo, tėvas ir motina. Pavyzdžiui, Rigvedoje į Agnį kreipiamasi žodžiais ugnie dangaus, na vėlgi, arba dievo, kaip mes suprasime, sūnus esi ir palikuonis žemės. Beje, pirmosios sakinio dalies ugnie dievo sūnus esi, ko versti nereikia iš vedų kalbos, nes jis skamba taip. Agnė divach sunur asi. Tai, ugnie dievo sūnus esi. Visi žodžiai keturi iš esmės yra atitikmeniai. Čia mes turime reikalą su pirmaprade archetipinė šventąja trejybė, kurią sudaro tėvas, motina ir sūnus. Apskritai viena iš pamatinių skaičiaus 3 simbolikos prasmių. Štai kad ir toje pačioje Rigvedoje apie dievų motiną deivę Aditę, įkūnijančią abstraktų neribotumo begalybės principą, sakom. Aditė, na vėlgi, jeigu mes su vardą norėsime išlaikyti, sakysime Aditė, bet jeigu versime sąvokos turinį, sakysime begalybė. Motina, ji tėvas, ji sūnus. Tai yra išvardinami visi 3 trejybės aspektai. Vienas ryškiausių šios archetipinės trejybės pavyzdžių senosiose mitologijose būtų egiptiečių Osiris, Isidė ir Horas. Manicheizme šią trejybę išreiškia didybės tėvas, gyvybės motina ir pirmažmogis. 3 amžiaus teologas Hipolitas apie gnostinę peratų sektą sako, jų kosmosą sudaro tėvas, sūnus ir motina. Čia reikia turėti omeny ir neoplatoniškąją trejybę, nemenkiau beje būdinga gnostikams. Būtis, tai yra vyriškos giminės, reiškia žodis ir graikiškas ir tėvas, galia arba gyvybė, motina ir intelektas arba logosas, sūnus. Ši trejybė jau ir tiesiogiai istoriškai yra susijusi su krikščioniškąja šventąja trejybė, kurioje motina galia, graikiškai dunamis, arba gyvybė, graikiškai zoe, pakeitė šventoji dvasia. Prie virsmo prisidėjo kalbos, mat graikų dunamis ir zoe yra moteriškos giminės žodžiai. Krikščionybėje jos pakeitęs graikų žodis pneuma dvasia jau ne katrosios giminės, o pastarojo lotyniškasis atitikmuo spiritus yra vyriškosios giminės. Bet hebrajų ruach dvasia irgi moteriškos giminės žodis. Užtat žydų gnostinėme Jono apokrife Dievas Jonui regėjime tarė, aš esu tėvas, aš esu motina, aš esu sūnus. Kaip matome, visiškai taip pat, kaip tarė vedų Aditė begalybė. Ir Jonas duoda įžadą garbinti būtent tokios sudėties šventąją trejybę. Pavyzdžių čia būtų galima iš gnostikų gerokai padauginti, bet dabar tai tam ne vieta. Svarbiausia, kad lietuvių kalboje dvasia irgi moteriškos giminės žodis. Ir tai savaime vertė lietuvių liaudiškąją krikščionybę nejučia sugrįžti prie šventosios dvasios tapatybės su Dievo motina Marija. Štai Lalauninkų maldelė. Toj bažnyčioje 3 altoriai. Pirmas altorius viešpačiui Dievui, kitas altorius viešpačiui Jėzui, trečias altorius paneliai švenčiausiai. Kaip matome, ne Juozapas, Marija ir Jėzus. Ir ne Dievas šventoji dvasia ir Dievas sūnus, bet Dievas
viešpats Dievas, Jėzus ir panelė švenčiausia. Ir baltarusių liaudės tradicijoje, nepaisant vyriškosios giminės rytų slavų duch dvasia, tebėra išlikusi trejybė Dievas, Kristus ir Dievo motina. Tokios sudėties trejybės vaizdinį patvirtina šiuolaikinė Polesės medžiaga. Į klausimą, kas sudaro trejybę, pateikėjo buvo atsakyta: Duch Svietый, to Boh, Mati Boža į Syn Božą. Tai yra šventoji dvasia, taigi Dievas, Dievo motina ir Dievo sūnus. Europos liaudiškoje krikščionybėje irgi žinoma trejybė, jau kabutėse, sudaryta iš Juozapo, Marijos ir Jėzaus. Ta pati šventąja šeimynai. Mūsų atveju prie viso to dar verta atsižvelgti į Evangelijos pagal Tomą sakinį, kur Dievo sūnus prilygina save ugniai. Jėzus tarė: kuris yra arti manęs, tas arti ugnies. Jeigu akimirkai galėčiau jūs trukdyti, aš pasikeisiu tik tai. Puiku, aš dabar arbatas. Tokius duoda. Dovanotą marklį dantis nežiūri, žinot. Šiaip jau šią archetipinę trejybę nesunku aptikti kuo įvairiausio žanro tautosakoje bei papročiuose. Tai 20 amžiaus pradžios baltarusių pasakojimas apie